geras nuotaikos, geras atostogos buvo, iš tikrųjų tai džiugu grįžti vėl prie darbų, džiugu surinkta komanda, smagu, aišku, dar ne visus turime, trūksta kelių jaunų ten tokių, bet papildymas ir sudarytas tvarkaraštis, turėsime draugiškų rungtynių, pradėsime treniruotės, dabar testavimai. Tokie planai. Jau esam pradėję eiti lauką ir pasidarysim dabar testavimus, vėl porą savaičių kažkur lauke, pradėsime ir salę kažkiek eiti ir rugsėjo 6 turėsime pirmas draugiškas rungtynes. Sudėtis bus kažkiek galbūt jaunesnė šiemet, bet brandalį išlaikėm iš tikrųjų. Vertinu gerai, pajėgumus pamatysim, tikrai NKL matau, kitos komandos stiprinasi. O mes turėtumėm išlikti panašus. Sezono pradžioje yra svarbu išlikti visiems sveikiem, čia yra pats svarbiausias, o toliau mes einam kiekvienas rungtynės žaisti, aišku, žiūrėsim, kaip šita komanda susižais. Tikrai kai kuriem jaunesniem, kas pernai mažiau gavo žaisti, gaus daugiau. Taip pat yra bendradarbiavimas tiek su Našine, tiek ir su Neptūnu, bus kai kurie 4, dabar net nėra 4 žaidėjų, kurie dalyvauja su Neptūnu. Ir iš Našinės turim pasikvietę 6 žaidėjus, dar už savaitės jungsis dar 4. Tai ta sudėtis visada taip ir bus nestabili, kaip čia pasakyti. Visada laviruosim.